Labadiena, mėly tinklalaidės Proskina žiūrovai. Šiandien mes kalbamės vėl su mūsų bičiuliu, vertėju, filologu Kazimieru Seibučiu. Labadiena. Labadiena. Mes sėdime, Kazimierai, tavo namuose, kuriuose apstu knygų. Ši biblioteka prasideda virtuvėje ir baigėsi miegamajame. Ši įspūdinga biblioteka turi didžiulę ir turtingą istoriją. Mūsų pokalbį norėčiau pradėti klausimu. Ką tavo gyvenime reiškia knyga? Pirmiausiai, turbūt reikėtų pradėti nuo paties aptariamo objekto, yra knyga, nes knyga, daug daiktų turbūt galima būtų nusakyti kaip sudėtingosios sistemos, bet knyga pati savaime yra iš tikrųjų labai įdomi, yra sudėtingoji sistema ir kaip sudėtingoji sistema ją galima nusakyti ne tik žodžiu yra, būti to ontologinė prasme, bet nusakyti ir jos vidinį judėjimą. Ir jeigu mes paimtumėme knygą, ir dabartinę knygą, jeigu mes paimtumėme, mes pamatytume, kad knyga susidaro iš knygos atvertimo ir knygos užvertimo. Ir knyga yra toks daiktas, kurio negalima vienu metu matyti. Ir jeigu mes atsiverčiame vieną puslapį, mes nematome kito puslapio. Ir jeigu mes atsiverčiame vieną knygą, mes nematome kitos knygos. Ir mes galėtumėme tarti, kad apskritai egzistuoja viena knyga ir mūsų visas gyvenimas susidaro iš puslapių vartymo. Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti ir iš ko kyla patys pavadinimai, kad ir lietuviškas yra žodis knyga, ir mes nueisime į gilesnę istoriją, bet pamatysime, kad tas pats atvėrimo ir užvėrimo veiksmas ar vidinis judėjimas išlieka. Ir savo kalboje mes vartojame žodį knyga, kuris yra pasiskolintas iš slavų kalbų, bet slavų kalbos dar daugiau kaip prieš 1000 metų ji yra per tiurkų kalbą iš tikrųjų gavusios iš kiniško žodžio ir Kuen, kuris reiškia ritinį. Bet ritinys irgi yra dalykas, kurį galima suvynioti ir kurį galima išvynioti. Mes dar turime kitų žodžių, tai pavyzdžiui, žodžiai, kurie paplitę daugelį Europos kalbų, yra ypač romaniškose kalbose žodžiai, tai jie ateina iš lotiniško žodžio liber, bet pats liber yra žodis, kuris reiškia karną, nes dar iki pergamento rašydavo tekstus ant karnos, tai yra už požievio. Ir panašiai yra ir su angliškų germanų kalbose paplitusių žodžių, kaip ir anglų kalboje. Book yra, jis irgi ateina, tai yra iš beržo tošės, ta prasme, pirminė rodo medžiaga. Ir jeigu mes pagalvotume apie žievę, mes irgi turėtume tarsi nužievinimą, tarsi nulupimą. Ir tai knyga savyje apima pirmiausiai, yra turbūt pats pirmas veiksmas įvyksta ir paprastai dar vaikai su tuo susiduria, kurie gal dar to ir nepamasto, ir kai jie tą knygą atveria, kai jie užveria, kai jie tampa tos užvėrimo ir atverimo misterijos dalimis, ir taip per visą savo gyvenimą mes gyvename tame atverimo ir užvėrimo veiksme. Ir kiek aš pats save prisimenu, tai tas veiksmas
tu jo negalvoji, kad jis yra stebuklingas, užbūrintis, jisai galiausiai, kai jau tau yra kokie 7-8 metai, jis atrodo toks įprastas, toks buitinis yra, kad tu be jo negali gyventi. Bet jeigu mes pagalvotume giliau, yra iš tikrųjų, mes visą laiką egzistuojame šito atvėrimo ir užvėrimo slėpinyje. Tai, žodžiu, knyga pati savaime visuomet neša paslaptį, kurią kaip žievę gali nulupti, kaip rytinį gali išskleisti, ar kaip knygą gali atverti. Ir knyga yra, jeigu mes toliau grįžtame prie sudėtingosios sistemos, tai knyga kartu yra ir tai, ką mes atverėme, tai, ką mes užverėme, iš tikrųjų yra medžiaginis daiktas, bet knyga glaudžia žodį, kuris įgyja rašto pavydalą, bet kuris iš tikrųjų egzistuoja ir kaip beraštis daiktas. Ir iš tikrųjų knyga paradoksaliu būdu savyje talpina garsyną. Mes jį galima ir tokia labai aukšta metafizinė prasme laikyti, kad visa visata yra garsynas, tai knyga yra tarsi tos visatos yra sutraukimas į mažą garsyną. Mes turime žodžius kaip giesmynas ar panašiai, bet knygą galima nuskaityti tą garso ar skambesio, kuris galbūt ir turi tą gilesnę prasme, kaip virpesio tam tikrą susispaudimą, susilygimą, suėjimą į vieną tašką. Tai kaip milžiniška visata sueina į vieną tašką, taip knygoje visas garsynas irgi sueina tašką. Ir knygos atverimas kartu leidžia patekti į tą išskleistą garsų pasaulį. Ir dėl to, jeigu mes pasižiūrėsime, tai ta knyga, kokią mes, kaip dabar mes ją įsivaizduojame tarp esančius puslapius, tarp 2 storų viršelių, jinai nėra labai tokia sena. Ir jeigu net turėsime galvoj kodeksus, tai visiems čia mes turime apie kelių tūkstančių metų istoriją, bet tą irgi reikia atsiminti, kad knyga, kad yra civilizacijos, kurios nelaikė, kad knyga yra svarbiausias dalykas. Pavyzdžiui, mes jeigu kalbame apie Indų civilizaciją, tai Vedos yra daiktas, kuris skamba, bet kuris egzistuoja skyrium nuo knygos. Į knygas jis pateko tik prieš 1000 metų ir taip sakant, tai yra tik pedagoginis santykis su tuo nepriepimu garsynu. Panašiai yra ir abromiškose dalykuose, tai yra judaizme šventasis raštas, Tanachas. Iš tikrųjų, jis jau prieš 2000 metų paprastai krikščionių bendrijose jis įgauna tą Biblijos pavadinimą, knygos yra, bet iš tikrųjų tai yra tekstai, kurie yra liturginiai tekstai, kurie yra giedami, kurie girdimi. Tokiu būdu, jeigu mes toliau tą knygą verčiame, mes patenkame į kitas sferas. Ir kaip įdomu tokį pavyzdį, jeigu mes žiūrėsime tokią tradiciją, tai aš dar galėčiau paminėti sikhus, kurie tą knygą, kuri yra panaši į mūsų, yra ne tik kaip krikščionybė yra liturginis skaitinys, kur yra knyga, bet knyga, kurią mes girdime ausimis, sakysime, audialinė knyga, mes jos nematome, bet mes matome per mišias recituojant tekstą, kuriam reikia skaitytojo ir kuriam reikia girdėtojo. Bet jeigu kažkas yra buvęs Europoje ir Indijoje, gurdvaruose, tai yra sikhų maldos namai. Ir taip
jeigu mes įsivaizduosime, sakysime, šventovė yra ir pati švenčiausia vieta yra, paprastai tai yra sostas ir ant to sosto yra padėta tai, ką sikhai vadina Gran Sahibu, tai yra knyga viešpačių ir ta knyga padėta pagrindinėje šventovės vietoje, jie su elgiasi taip, kaip hindų šventiklose elgiamasi su murčiu, tai yra dievystė priėmusių pavydalą, kurį galima doruoti. Ir tai knygai yra teikiama ta pati pagarba, kuri kitur būtų, kuri būtų teikiama Dievui. Ir iš tikrųjų yra knyga laikoma, kad tai yra girdimas ir pojutinis Dievas. Jis atrodo kaip knyga, ją galima vartyti, bet iš tikrųjų su elgiamasi yra specifiškai ir jinai yra pats. Jeigu ją taip realiai įsivaizduoti, tai yra vis dėlto, ją galima skaityti, bet iš tikrųjų jinai yra recituojama, yra klausoma. Tai knyga, net jeigu jinai yra tokia, kurią mes paimame į rankas ir kurią mes skaitome, jinai yra ne tik nebyli, jinai yra ir ištisas garsynas. Tai čia tiesiog keletas dalykų, bet tas irgi tas būtų yra, kad knyga suskliaudžia garsus ir knygos atsiverimas ir žodžio matymas ir žodžio garso girdėjimas, kad ir vidinis jis irgi yra kitas jos išskleidimas. Tai susidurdami su knyga mes iš tikrųjų patenkame į tą atverimo procesą. Ir knygų rinkimas jis irgi prasideda, nes vienos knygos yra negana. Aš kadangi sakiau, kad iš tikrųjų mes galime pavadinti, kad egzistuoja viena knyga, tai jos ima kauptis, ima rinktis vieną apie kitą, nes tokiu būdu jos atveria vieną kitą, padeda kitai atsiverti ir mes patenkame į tą daiktą, kuris niekada nepasibaigia, nes mes visiems, kad ir kiek puslapių mes betvertumėme, beribė puslapių dalis liks netverstų ir mes patenkame į tokią būklę, iš kurios mes negalime išeiti. Ta prasme, mes patenkame į tą labirintą, kuris veda į begalybę. Ir natūralu, kad jeigu paimti labai tokį mažą mikropasaulį, savo namus, tai tos knygos irgi tokių mikropavidalų jų yra kaupęs, jos viena prie kitos šliejasi, jos lyg ir kūrė kolekcijas, rinkinius ir kūrė savo tematikas. Ir tokiu būdu biblioteka iš tikrųjų yra natūralus išsiskleidimas to pirmo veiksmo, kai vaikas atveria knygą. Ir turbūt tikras santykis su knyga tai yra visą laiką toks, kad tu ją pirmą kartą atveri. Joje yra visiems tokia paslaptis, atrodo, tu atveri tuos viršelius ir tai, kad tu jame pamatysi, tai, ko tu niekad esi nematęs ir niekad nesi yra girdėjęs. Nes, kaip aš pasakiau, knygą reikia suvokti ir kaip uždarytą garsą. Tai ta prasme, jinai egzistuoja fiziniu liečiamų pavydalų, bet jinai sykiu yra regima kaip parašytos raidės, bet jinai turi ir dar gilesnį aspektą girdimąjį, kuris peržengia viršelius ir puslapius, ir kuris ir atveria dar vieną kelią, kuris mums yra dar vienas atverimas, audialinis atverimas. Čia tavo ta mintis apie knygų pasaulį, nesibaigianti, kaip kokia knyginė Ananta Brahmana man pasirodė nuostabiai įdomi, niekada apie tai nebuvau pagalvojus, apie muzikos kūrinį, kuris
ateina iš kosmoso, suskamba ir vėl išnyksta, bet mes suprantam, kad toj kitoj plotmėje ta muzika taip pat yra begalinė ir niekada nesibaigia, netgi ir neprasideda. Apie knygų pasaulį tu pasakei tiesiog nuostabiai dabar. Tačiau nepaisant to, tavo biblioteka pasižymi tuo, kad joje yra visos svarbiausios knygos ir kartu nėra to, ko nereikia. Kokiu metodu tu atsirinkdavai visą laiką knygas? Čia, aišku, manau, yra ginčytinas dalykas, nes kiti sakytų, galbūt yra labai daug nereikalingų knygų, kurios ypač neturi jokios didelės buitinės reikšmės ir galbūt dar kitos yra, sakysime, galbūt jos turi kažkokią labai ribotą praktinę reikšmę ir aš iš tikrųjų nuo jaunumės girdėdavau, kad vis dėlto, pavyzdžiui, vaikams liepia ką nors eiti daryti ar panašiai ir sakoma, nesėdėk tu įsikniaubėsi tas knygas, nes knygos nieko neduoda. Bet knygų rinkimas, jis iš tikrųjų sunkiai yra padiktuojamas daiktas. Viena vertus pačios knygos veda į save, o kita vertus veda mūsų vidiniai siekiai ir vidiniai potroškiai. Ir paprastai, jeigu, nežinau, bet manau daugelio žmonių atveju, tai pirmas daiktas yra tai kai tu pamatai daug knygų, tai yra, jeigu tu pamatai tėvų biblioteką ir tai yra toks pirmas sandoris, kai tu turi ne vieną knygą, ne dvi, bet tu staiga matai sekciją pilną knygų ir tos knygos atrodo paslaptingos yra, iš tikrųjų, ypač kai tu dar nemoki skaityti, tai supranti, kad juose slypi tokie daiktai yra, kurie dar tau kaip vaikų, nes tavo knygos išsiskiria kažkokios didelės, yra su dideliais paveiksliukais, o ten yra be nieko, ten yra tiesiog yra tokios raštų virtinės yra. O kai jau išmoksti skaityti tai pirmas dalykas yra, tu patenki į biblioteką, aš pamenu, toks mano pirmas sandoris yra su mokyklos biblioteka, čia pirmose klasėse yra, jos paprastai yra, turbūt pirmose klasėse dar tokios bibliotekėlės vaikams yra, mažiausiams yra, o po to tu ėmi judėti. Jeigu mes įsivaizduojame namus, tai tu namuose judi link tėvų bibliotekos, mokykloje tu eini ir vis patenki į aukštesnę mokyklos biblioteką, o po to tu galiausiai peržengi tos namų ir mokyklos rėmus ir išeini į miestą. Ir mano vienas iš pirmųjų ir susipažinimų su Vilniumi, ta mano kelionė prasideda iš Antakalnio galo ir jinai eina per bibliotekas ir aš jas prisimenu ir Antakalnį buvo biblioteka, kur aš nežinau, kaip dabar tas vadinasi, tada vadinosi klinikų stotelė ir po to buvo dar viena biblioteka, o po to jau tu išeini iš savo rajono, tu patenki į miestą ir aš manau jau ties kokių 16-17 metų aš jau daugmaž visas Vilniaus miesto bibliotekas įvaldžiau. Tai biblioteka pati savaime irgi jinai atveria naujas galimybės, padiktuoja naujas galimybės ir iš tų galimybių atsiranda dalykas, kad kažkas tau yra neprieinama ir ta neprieinamybė, jinai dabar yra paprastesnė, nes mes galime atsidaryti internetą ir kitaip, mes turime kitokias knygų ar žinių apie knygas arba egzistuojančių knygų gavimos priemonės yra, bet anksčiau tu susidūrėjai per knygų katalogą
Ir knygų katalogas tau atverdavo kitus vartus, iš tikrųjų jau tą patį didžiausią, jeigu įsivaizduoti tokias knygas kaip begalybė yra, tai tu ją pamatai kaip katalogą yra. O kataloguose tu irgi tavo potroškiai vidiniai, jie įgyja savo, turi tokį determinizmą padiktuotą, ir turi kažkokias temas, ir tu susirandi tas temas ir tu tiesiog išsitraukęs tuos stalčiukus ir tu tos pirštais eini per tuos ir išsirašinėjai tą medžiagą, ir aš manau, kad dabar mažai kas su tuo susiduria, nes daugumas tų katalogų yra skaitmenizuoti, bet tas procesas, jeigu įsivaizduoti kaip mintinį procesą, jis yra mažai pasikeitęs. Ir katalogas iš tikrųjų irgi yra, mes jį galima įsivaizduoti kaip tos pačios knygos, kurią aš, kai sakiau, jinai atsiranda iš knygos atvėrimo ir užvėrimo. Tai katalogas yra labai mechanizuotas būdas atverti ir užversti tą knygų su begalybė. Kadangi mes visiems su begalybė savo ribotame padėme negalime susidurti, tai katalogas mus padeda sumažinti daiktą. Aš vaizdu, dabar mes turėtume skaitmeninį katalogą ir panašiai. Dalykas, dar kitas daiktas yra, kad knygas iki kažkada knyga egzistavo kaip tai, ką tu įsigyji kaip knygą, arba tu galiausiai net esi ją persirašai. Mano turbūt toks įdomiausias sandoris su knyga, kad aš esu knygas ir persirašinėjęs. Ir aš net, jeigu įsivaizduoti, aš kažkada pasirašiau, čia visas yra Oskaro Milašiaus poezijos albumas. Aš čia sėdėdamas Mažvydo bibliotekoje yra ranka pasirašiau toks daiktas. Tas labai keistas yra dalykas, turint galvoj, kad man, jeigu dabar reikia pasirašyti parašą, mano ranka manęs nebeklauso. O čia mes turime tokį sandorį, ir aš tų knygų esu iš tikrųjų, jeigu net su išrašais arba tiesiog su knygų perrašymais, aš jų susidarytų ištisa lentyna. Tai kažkurioje vietoje netruko tos, nežinau, tokio užsispyrimo, valios ir noro sėdėti valandomis ir perrašinėti ranka knygas. Bet pats perrašinimas, aš miglotai dabar tą prisimenu, ar jisai man teikia daugiau satisfakcijos, kažkaip nori. Iš tikrųjų įdomus yra dalykas, nes tu tą knygą nori iš bibliotekos išsinešti, kad ir tokiu pavidalu tu pasidarai tarsi jos rankraštinį dublikatą, dar grįžti iki tokią gutenbergišką epochą, ir tu ją toliau turi su savimi kaip rankraštį. Čia aš kalbu apie maždaug 70-mečio pabaigą, 80-mečio pradžią, ir tuo metu ėmė rastis jau kitos galimybės, kaip tu gali knygas įsigyti, nes originalų yra ribotas dalykas, tai kol dar ta knygų švietimo kultūra neįsiklestėjo, dar buvo labai trumpas laikotarpis, kai buvo galima, ir tai yra vienas mūsų iš pirmųjų, mes čia su mano keliais bičiuliais, tai yra, galiu kaip pavyzdį parodyti, tai yra nuotraukinės knygos. Tai
Tai kai tu visą knygą sufotografuoji ir pasidarai jų nuotraukas, išsiryškini ir, sakant, ten, kai vykdavo, atrodo, ten ir čia didelė knyga, čia per 500 puslapių yra, tai yra tiesiog knyga iš nuotraukų ir jos pasidaro tokios dvigubai didesnės, nes jinai yra puslapis yra tik vienoje pusėje ir nepaprastai smulkaus šrifto. Ir nepaprastai smulkaus šrifto yra, bet tas irgi joms suteikia tam tikro žavesio. O čia dar irgi yra mano bičiulio, yra dar padarytas jai gyvenamoji buveinė. Čia turbūt Vyčio Imbraso gyvenime. Ne, čia yra, aš dabar tiksliai irgi nebepamenu. O po to, aišku, atsiranda galimybė knygas šviestis ir to šviečiamuoju metu jas jau galima ne tik šviestis yra, bet jas galima surišti kaip knygas yra. Tai tu grįžti tiesiog į knygų rišimo tokią epochą yra ir mano vienas bičiulis, jisai dirbo tuometinėje mokslo akademijos bibliotekoje, dabartinėje Vrublevskių irgi mokslo akademijos bibliotekoje yra. Tai ir jisai man atidavė savo pasidarytą knygų rišimo įrankį ir aš tapau keliems metams tokia kaip siuvėjas yra. Tai tu įsigyji siūlus, įsigyji tokias, išmoksti tas puslapius sudėti, juos reikia sulankstyti ir tada ėmė ir siuvė yra. Toks tampi kaip ir knygų kriaučius yra ir psichologiškai labai įdomus yra daiktas yra, kadangi aš mažai turėjau santykius su tokiu amatu, kur tu gali panaudoti savo rankas yra, tai tas knygų siuvimas tapo tokia kaip ir tam tikra tokia rankdarbystė yra, tai tu jas pasidarai tokios ir jos tampa tokios įdomios knygos yra, nes jose yra puslapiai, kur yra su raštu, o kiti puslapiai yra tušti, nes tai yra tiesiog yra siūta iš ant vienos pusės fotografuotų puslapių. Ir aišku, kai knyga yra įrišama ir panašiai, tai tokiai gauna tokį visai knygos pavydalą. Mano bibliotekoje jų yra likę kelios dešimtis yra, tai yra kartu prisiminimas ir apie epochą yra, nes tos knygos čia iš tikrųjų čia galima sakyti, kad čia yra savilaida ar panašiai. Ne, iš tikrųjų tos knygos jos buvo prieinamos bibliotekose, nors kitasis reikdavo siųstis iš tuometinių Tarybų Sąjungos centrų, paprastai iš Maskvos ar Peterburgo yra, bet egzistavo ir tarp bibliotekinis katalogas tarptautinės yra ir knygų, kurių nebuvo Tarybų Sąjungoje, jas buvo galima užsisakyti ir Mažvydo bibliotekoje ir universitete iš Vašingtono kongreso bibliotekos. Ir aš manau, kad buvo politinių knygų, kurios greičiausiai buvo, taip sakant, draudžiamos yra platinti ir šviesti, bet daug labai literatūros yra, ji buvo visiškai prieinama, ta prasme, jos negalėjai rasti Vilniuje, bet galėjai rasti platesnėse erdvėse yra. Tai žodžiu, čia buvo dar vienas yra toks to atvėrimo ir uždarimo yra motyvas yra, kad kažkurioje vietoje dar knyga išmokė save ne tik save atsiversti ir skaityti yra, bet dar išmokė save siūti, rišti, lankstyti popierius yra, tai ta prasme jinai tapo kartu ir
nesakyčiau gal amato, nebent amato lotyniška prasme kaip ars yra, tai ta prasme pati knyga yra ars dalis, bet ir tai, kokį jinai pavydalą įgyja ir kaip panašiai yra, ir jinai yra tavo toks, tampa tavo negrabių rankų dariniu, bet tokiu dariniu, kad ir kokiu negrabiu, bet yra mielų širdžiai, tai yra toks dar vienas būtų aspektas ir ypač jeigu mes turime galvoje 90-metį, aš manau, kad Lietuvoje buvo atšviesta dešimtis tūkstančių yra knygų ir aš lyg ir nesu matęs, bet tas procesas yra ar tas reiškinys yra nelabai aprašytas, nors aš manyčiau, kad tie švietėjai ir jie iš tikrųjų juos galima prilyginti tiems Aušros ir Varpo laikų knygnešiams. Ir kažkaip jie tokie, sakyčiau, žmonės, kurie yra nepatekę į mūsų istorinį kanoną ir neprašyti. Aš pats su jų susidūriau irgi gal tuziną ar panašiai ir kiekvienas jų iš tikrųjų tame knygų sklaidos darbe, galbūt turėdamas tik pragmatinį aspektą užsidirbti, nors ir knygnešiai kaip kontrabandininkai, taip sakant, buvo irgi tokios, sakysime, pogrindinės ekonomikos dalyviai yra, tai tie žmonės, kurie turėjo prieigą prie švietimo aparatūros, jie irgi dalyvavo toje knygų sklaidoje. Na, tu dabar pasakei daugiskaitą, bet aš konkrečiai žinau tik tai vieną žmogų, tai Kazimierą Eigutį, kuris turėjo tokią nepaprastai didžiulę aistrą ir talentą tas knygas valingai atrasti ir jas tokiu būdu kaip bitutė medų susinešti į savo tą avilį. Ir tai tikrai nebuvo taip paprasta. Tu pasakyk apie tai, kaip vis dėlto reikdavo gudrauti, kad tos pasaulinės knygos, kurios, iš tikrųjų, nemaža dalis jų buvo, neleidžiama, jinai buvo specialiuosiuose fonduose, kaip tau pavykdavo jas aptikti ir netgi atsišviesti ir parsivežti. Kadangi nekarto nesu buvęs specialiam fonde ir nelabai nežinau, kas ten buvo, yra laikoma ir esu susidūręs tik su tuo, kad Lietuvoje vienos knygos būdavo specfonde, bet, pavyzdžiui, Maskvoje jų specfonde nebūdavo ir iš Maskvos jas buvo galima atsisiųsti. Tokiu paradoksaliu būdu arba atvirkščiai ir šitą. Bet jeigu žmonės skaito grožinę literatūrą, jie galbūt su tuo ne visiškai susiduria, nes grožinis tekstas, jis yra tekstas pats savaime. Jį gali atsiversti, skaityti iki galo ir joje gali būti pastabų, nuorodų, bet iš tikrųjų jis pats savimi prasideda ir pats savimi pasibaigia. Ir kitas daiktas yra tie žmonės, kurie susiduria su akademinė literatūra ir kritinė literatūra. Tai vienas didžiausių dalykų yra, ta prasme, joje visuomet, aš nesakysiu trečdalis, bet gali būti dešimtadalis, gali būti ir 15% knygos gali būti bibliografija. Tai vienos knygos gavimas tave atveda dar prie šimtų kitų knygų. Pirmiausia, tu matai jų pavadinimus, tu rašaisi tos autorius, kurį katalogus ir pas mane irgi pasidarydavo tokie didžiuliai tokie rankraštiniai katalogai mano paties kur iš tikrųjų dideli stori sąsiuviniai yra tik surašyti, tik autoriai ir knygos. O tada jau, kaip ir sakiau, tu visien atsiduri katalogę, atsiduri tame tokioje
begalinių, labai didžiulėse salėse stovinčių sekcijų stalčiukuose ir ten įniksti. Aš atsimenu, kartais ten įnikdavai ir maždaug 9 ateini ir kokią 6-7 išeini. Yra tie katalogai, kurie buvo patys didžiausi, kuriuos aš mačiau, tai iš tikrųjų ir buvo Maskvos bibliotekose ir aš pamenu Inijono bibliotekoje, čia tokia buvo universitetinė akademinė biblioteka ir tai kai tu eini, tu iš tikrųjų, kad tas katalogų salės tu galo beveik nematai. Čia galbūt metafora, beveik nematai, bet sakysime, bet mes jeigu norim nusakyti metaforiškai, tai iš tikrųjų tu supranti, kad tas katalogas yra tau neprieinamas visam gyvenimui, nes netgi tas kelias sekcijas su stalčiukais, kurias tu pasirenki savo interesui, tu irgi jų per savaitę apdoroji labai mažai. Tai iš tikrųjų tada žmogus buvai kiek panašus turbūt į dabartinį tokį appsą ar tokį dirbtinį intelekto kažkokią programėlę, nes tu ten tiesiog tose stalčiukuose turi įnikti ir, taip sakant, dirbti su ta medžiaga. Ir tas yra sykiu ir įdomu, nes tau yra visuomet galimybė kažkaip atrasti. Yra iš kitos pusės tu susiduri su tuo, kad tu visko negali surasti. Bet tam tikrą prasme tu pradedi kaupti tą katalogą ir Lietuvoje buvo galimybės grįžus tas knygas siųstis, kurios tau yra įdomios ar kurios tau rūpi, ar kurios bent tu nori jas pažvelgti ir tu gali jas siųstis per tarpbibliotekinį, nežinau, abonentą, turbūt gal taip yra vadinosi. Ir čia iš tikrųjų ir universitete, ir Mažvydo bibliotekoje, ir Mokslo akademijos bibliotekoje buvo, sakyčiau, irgi tokios labai palankios ir bibliotekininkės, kurios irgi kaip knygininkės, jos kažkaip sudarydavo sąlygos, kad tas knygas atsisiųstas mes galėdavom skaityti ne tik skaitykloje, bet gauti į rankas ir, taip sakant, jas jau duplikuoti ir skleisti savo tose būreliuose, rateliuose. Aš atsimenu, yra knygų, kurios kai jau atsisiunti ir jau, pavyzdžiui, 12-14 žmonių yra užsisakę, jau nori gauti tos knygos kopiją. Tai čia mes, jeigu kalbėtume tokios mūsų ekonomikos prasme, tai mes sakytumėme, čia visien yra autorinių teisių pažeidimas, bet mes tuo metu kažkaip apie tas autorinės teisės negalvojom, kažkaip pirmas daiktas buvo, tai yra kaip susidurti yra su tuo dalyku, o kita vertus aš vis dėlto visien vėl grįžtu prie savo tos pradžios minties, knygoje yra padiktuotas ir pats giliausias yra knygos algoritmas, tai yra knyga tai, kas atveria ir kame slypi paslaptis, kas yra tos, sakysime, mūsų tos detektyvinės istorijos, kai užversta mes jos nematome ir, ta prasme, ją visien, ji pati reikalaujasi save atversti ir kaip panašiai kaip yra patys pirmieji lietuviški išspausdinti žodžiai yra Mažvydo, kur jisai prakalboje pati knyga kalba pirmoji asmeniu ir sako, imkite mane ir skaitykite. Ta prasme, jinai nekalba apie savo autorinės teisės ar panašiai, jinai turi tą pačią giliausią esmę, ta prasme, jinai savyje neša tai, ir jinai nori būti atversta, jinai nori būti skaitoma. Ir aš visuomet knygą supratau kaip
kaip tai, kas yra nori būti atversta, kas nori būti paimta į rankas, kas nori būti matoma. Ir biblioteka iš tikrųjų, ji irgi jinai yra visiems, tokia, jinai turi ir muziejinį tokį aspektą, nes tai yra sekcijos su knygomis, bet kita vertus joje visiems yra, tai iš tikrųjų tai yra tūkstančiai objektų, kurie turi būti ištraukti, yra paimti, atsiversti, pasižymėti ir aš manau, kad iki pat dabarties yra mažai kas pasikeitė, tik tiek daug, pavyzdžiui, pats katalogas yra, kaip sakiau, jis jau virtęs yra skaitmeniniu būdu, bet jis vyksta, bet daiktas yra mažai pasikeitęs. Jeigu mes susidurime su tam tikra akademinė sritimi, tai kiekviena knyga, jinai savyje glaudžia bibliografiją, kur bibliografiją irgi mes galime pavadinti kaip katalogų, ir tas katalogas, viena knyga atveria kelią į dar šimtus knygų, o jeigu mes nuo tos vienos knygos perinam dar prie kitos knygos, mes atveriam dar šimtus knygų, mes greičiau susidurėme su problema, kaip tą reikia riboti, kaip tą reikia sudaryti, ir akivaizdu, kad medžiaginių išteklių sukaupti, čia buvo pasakyta, kad yra tik reikalingos knygos, yra nereikalingų. Aš manau, kad būtų tokia utopinė kolekcija. Aš turiu galvoje, kaip būtų galima sukaupti. Tai būtų tikrai gerokai didesnis, yra maždaug gal 100 000 knygų rinkinys, kur aš turbūt maždaug surinkčiau medžiagą, kaip įsivaizduoti idealią biblioteką. Kita vertus, tas idealumas yra visuomet bus, kiti sakys, tavo ideali biblioteka yra tavo ideali, bet ne kitiems yra. Tai kiek dabar turi bibliotekoje knygų? Turint omeny, kad nuolat darai reviziją ir atitarnavusias atidedi. Aš kažkada, čia dar prieš 30 metų, nusipirkau tokį kaip ir kortelių rinkinį, tokį privatų stalčiuką, jis pas mane čia kažkur guli pakištas ir buvo mintis jas kaip suskaičiuoti. Bet nekarto, kadangi nekarto nesijėmiau, tai aš, taip sakant, jokio tikro skaičio neturiu. Galbūt iš dalies ir dėl to, kad tas pats skaičiavimas yra ne visiškai toks daiktas, kuris man yra toks labai svarbus. Akivaizdu, kad tai yra ne šimtai, galbūt, nesakyčiau, gal tūkstančiai, gal keli tūkstančiai, bet čia net nėra esminis dalykas. Man daiktas yra toks, kad knyga, ne visiems turbūt tas yra, bet knygas aš, pavyzdžiui, ateinu į knygyną ir aš kartais taip tiesiog į galvą įsirašau visas knygas, kur kas stovi, ir, pavyzdžiui, jeigu esi kažkur kitame mieste ar kitoje šalyje, ir aš kartais atvažiuoju po 5 metų ir tu matai, kad lentynose kažkas pasikeitė, ir aš stebiu tų knygų gyvenimą, jos visuomet atsiranda, praeina, ir aš bibliotekose atsimindavau, kur knygas aš savo, ir dar įdomesnis daiktas, kad kartais nuotraukose matai bibliotekas ir, pavyzdžiui, atpažįsti jas iš viršelių, ir tas kažkaip yra, ir tu staiga ne tik užmezgi ryšį su tuo kambariu, bet tu staiga kažkaip su jų pajunti, kad tu net nuotraukose, ypač, pavyzdžiui, yra tokių, tarkime, žymių pilnų raštų rinkimų, kuriuos tu gali atpažinti, ir, pavyzdžiui, net jeigu žmogus, aš vieną australą klausiau istoriko tokį podcastą, ir jisai savo bibliotekos fone šneka, ir aš tiesiog matau
kai kuriuos raktus, kuriuos aš atpažįstu, ta prasme, tu nematai, kas yra parašyta, bet, ta prasme, tu matai. Ir toks irgi yra knyga, yra, tarkime, jinai net atsiduria. Ir santykis su žmogum pasidaro kitas. Ir tu jį gali klausyti, tu gali, taip sakant, su juo susidurti, ar, sakysime, akademiniam kontekste, bet tu sykiu matai ir tai, ką jisai renka ir ką jisai skaito. Gal net ir neskaito, bet tai pasijuot yra bibliotekoje padėta tokio žymioj vietoje ir tu supranti, kad jis, sakysime, su vienu ar kitu autoriu turi specifinį santykį. Ir jeigu jis tai, galbūt, pavyzdžiui, tai yra atsitiktinis dalykas, gal ten tiesiog jinai guli yra, bet kita vertus, netgi pati tokia va ta nuotraukoje ir skaitminėje erdvėje yra, tu matai tą realybę, kuri tarsi konkretizuojasi, tarsi jinai peržengia tokį savo skaitmeninį sterilumą ir joje atsiranda tokia konkretybė. Tu nebe tai, kad matai, pavyzdžiui, knygas ar seksį, bet tu atpažįsti epochą, atpažįsti tam tikrą laiko judėjimą. Tai šita knygos tokia prezencija, kuri turi tokį trimatį pavidalą, nes tai yra konkreti medžiaginė tos, sakykime, žinijos išraiška, kuri turi taip pat ir leidimų, juk tos pačios knygos būna įvairių ir pati ta knyga yra menininko prisilietimą turintis, yra iliustruota, įvairiausi ir popierius, jo kokybė, ir įrišimas, ir visa kita, tai sudaro nepakartojamą tą tokią unikalią, nežinau, buvimą to erdvėje ir laike. Ir kai tu sakėjai apie tai, kad ta knyga nori pati, kad būtų atversta, čia dar vienas dėmuo atsiranda to santykio su būtent ta knyga, kur yra tavo rankose ar kurią tu matai. Tai visai kas kita negu girdima, klausoma knyga ar jo labiau internetiniam pavydale matoma, skaitmenizuota knyga. Ir kai sakėjai apie tėvų biblioteką, aš taip pat pamenu, kad brangiausi mano atsiminimai iš vaikystės, ne tik tai iš bibliotekų, kurias visas prarijau, ir Palangoje bibliotekėlė, visą biblioteką perskaičiau ir savo mokyklai, ir bibliotekininkė sakydavo, bėga Tamošaitytė, ir visa mokykla skamba čia biblioteka. Tai man taip pat ta biblioteka buvo labai svarbi, bet tėvų biblioteka buvo ypatinga, todėl kad mano tėvas per karą gelbėjo Jurbarko biblioteką ir jisai daugybę knygų tiesiog išgelbėjo, kurias naciai metė ir degino. Ir dalis tų knygų tapo mano gyvenimo dalimi. Ir jos man tokios brangios, jos tiesiog šviečia, nes yra senos, apčiupinėtos, nučiupinėtos. Ir kai tu vėl ją pamatai tą leidimą ir atsiverti ją, nesvarbu, ar tai grožinė literatūra, ar pasaka, ar Balzakas, ar bet kokia kitokia knyga Stendalis, ji kvėpuoja. Iš karto atsiskleidžia tavo visas gyvenimas, tu prisimeni. Tai yra su juo susiję atminties klodai tam tikri, tavo tam tikrų gyvenimo momentų, kurie praėjo kartu su šita knyga. Tai galima būtų daug apie tai kalbėti. Norėčiau iš tavęs ir išgirsti tą tokį, tu jau čia daug pasakei, tokių atvėrimo į vieną, į kitą psichologinę plotmę, ką ta knyga iš tikrųjų duoda. Ir kada aš ir Niujorke seniai mačiau tos žmonės, turtingus žmonės, kurie sakydavo, o kam? Aš labai keistai jausdavosi namuose, kur nėra knygų. Jie sakydavo, o kam tos knygos yra? Sako, taigi biblioteka gali nueiti, žinai, ir viskas. O knygų nereikia, net ten galbūt dėl vaizdo buvo kokia pora knygelių tik tai įdėta. Ir tokia labai sterili aplinka nuo knygų, jinai sukelia tam tikrą net, nežinau, fobiją, kad labai keista aplinka be knygų. Tai va, dabar norėčiau grįžti šiek tiek į tą tavo knygų pasirinkimo metodiką ar kažkaip, tai gal tu galėtum pasakyti, kas konkrečiai tave stūmė, kokią ypatingą specialią literatūrą. Ne tik tai grožinę, aišku, bet ypatingą tokią
specialią literatūrą. Gal galėtum kažkiek ir pacituoti ir pasakyti, kokios knygos tuo metu tau darė įspūdį, ar darė tokį, Špengleris ar net ten ir kiti, kokie autoriai darė įspūdį. Paliko tokį didelį pėdsaką tau ir aplinkai, kuria susidūrė. Čia galbūt tokia labiau specializuota tema yra, nes kiekvieno tie poreikiai ir polinkiai nėra universalūs ir aš dėl to kažkaip, nežinau, aš negaliu jų suvisuotinti. Ir akivaizdu, kad buvo temos, kurios man buvo artimesnės ir dažniausiai tas siejosi ir su Indijos kultūra, ir ne tik su Indijos kultūra, ir su antikinė, ir renesanso. Tai galbūt, jeigu labiau sakyčiau, jeigu platesnė tokia prasme imant, tai buvo religinė, teologinė, irgi tokia platesnė prasme. Tai ta tema, jinai padiktuoja ir turint galvoj, kad bet kokia maža tema, jinai yra neišsemiama. Ir aš pamenu, esu buvęs pas kompozitoriaus Zeliūno namuose ir sūnus matematikas turėjo tokią irgi didžiulę biblioteką matematinių knygų ir fizikos, ir vien tik iš formulių ir matematikos. Jis sakė, renkasi knygas tik tose, kur nieko nėra parašyta, kuriuose yra tik formulės. Ir aš atsimenu, mano gal buvo pats gal dramatiškiausias santykis yra, kai tu prieini prie didžiulės, ten per visą sieną yra knygų lentynos ir tu jas išsitrauki ir tu visose matai tik tas formulės ir tu net neturi atsiremti nei vieno žodžio. Tai žodžių knyga gali turėti įvairų daiktą. Ir kai dar tau pasako, kad tos knygos yra vertingos dėl to, kad juose beveik žodžių ir nėra. Tik autoriaus pavadinimas turbūt ir pats temos nusakymas. O tu tiesiog paniri į tas formulės. Bet kita vertus, aš kalbėjau apie knygas kaip tą daiktą, kuris suglaudžia ir kuris atskleidžia, ir matematinės knygos, jos yra panašios, jos visiems turi tą pačią paslaptį ir tokia pati grožė. Tiesiog matematikui ta paslaptis yra lengviau atsiskleidžia, negu, sakysime, man humanitarui yra tas formulių kontempliavimas yra labiau galbūt toks būtų, sakysime, grožio ir estetikos aspektas, ir aš galbūt įvertinčiau, kaip tos lygtis yra gražiai dėliojasi, bet kadangi ne visai moku jų skaityti, tai tiesiog tą grožį gali apčiuopti. Yra maždaug kaip žmogus, kuris niekad, jeigu mes įsivaizduotumėm tokį žmogų, kuris niekad nėra susidūręs, tarkim, su klasikinė muzika, ir jisai patenka į klasikinės muzikos koncertą ir, pavyzdžiui, klauso pavyzdžiui, Beethoveno sonatas, ir aš manau, jis irgi galvotų, o kodėl jam čia 2 valandas reikia kankintis, pavyzdžiui. Jeigu jis, aišku, jau labai kankinasi, galima mes įsivaizduoti, kad kažkoks paauglys ar panašiai gali atsidurti ir staiga jam gali įvykti tas pat kaip su knyga, ir ta sonata gali išsiskleisti ir imti jame gyventi, nors jis, pavyzdžiui, nebuvo tam rengiamas muzikinė prasme. Galbūt tas yra sunku, nes iš tikrųjų knygas netgi ir žmonių, kurie neturi polinkio jų skaityti, rinkti ir panašiai, visiems verčia su jomis, taip sakant, susidurti. Ir galbūt šiais laikais ta knyga gali jau turėti tik skaitmeninį pavydalą, bet tai visiems yra net ir elektroninė knyga, jinai išlieka. Ir elektroniniai knygai, ir skaitmeniniai knygai galioja tas pats daiktas. Ta prasme, tu visiems turi ją
net, sakysime, net kompiuteriaus ekrane tu tos puslapius tu verstų, jų visų negali. Yra įdomus daiktas kompiuteryje, kad galima puslapius sumažinti tiek ir maždaug 200 puslapių matyti viename ekrane, bet tie puslapiai tampa tokie mikropuslapiai, kad jie tokie pasidaro maži, bet tu visą knygą matai vienu metu yra. Bet įdomus daiktas knygos yra turbūt toks dalykas, ji niekuomet nėra visa matoma, joje tu dalyvauji atvertimo ir užvertimo veiksme yra. Ir tam, kad tu, pavyzdžiui, net skaitmeniniame ekrane galėtum, tu turi tą puslapį išdidinti, bet kai tu tik išdidini, tu kitų puslapių nebematai. Tu gali matyti 5-10 dar puslapių yra, bet jau jeigu pasidarysi 20 puslapių, tu tiesiog akis jau tos raidės išsilies ir panašiai. Tai tas daiktas, kuris yra ir knygoje, yra, kad mes esame susidūrę su knyga dalyvauti, aš kaip visiems vėl grįžtu tame žaidime, liturgijoje atvėrimo ir užvėrimo. Tai ir aš galbūt tiesiog, jeigu mes prisimintume tą matematikos biblioteką, tai tiesiog reiktų užsiimti matematiką ir tos knygos irgi atsivertų ne tik tokiu liečiamu ir regimu pavidalu, bet kartu ir savo tuo intelektiniu svoriu. Taip, sėdint tarp šių knygų, tiesiog kvėpuoji tokia dvasia ir tu suvoki, kad į šias nedidelės patalpas suėjo dešimtmečių ir net šimtmečių žmonių intelektinė išmintis, kuri turi savo ypatingą, vibraciją, aurą, kažką tokio labai šilto, labai didelę energetiką. Tai čia galima būtų apie tai kalbėti turbūt daug valandų. Taip pat yra, kaip sakiau, apie knygos apipavidalinimą, kuriam tu labai jautrus. Kaip knyga atrodo, iš kokio, pasakyk, aišku, ir iš ta knyga susiūta be abejo, neklijuota kokia nors, ir ne paperbackas ir panašiai. Bet apie tą estetinę pusę. Tik čia tokia atrodytų galbūt ir toks akivaizdus daiktas, kad knyga gali būti graži, gali būti kažkaip atrodyti nevykusiai, jos gal turinys yra geras, bet jinai tokia, taip sakant, nelemtai turi nemielą formą ir mes pamenu toks ginčas įvyko ir iš tikrųjų apie 2 knygas, kurios buvo mūsų atsišvestos ir įrištos yra mūsų pačių. Ir ten buvo Niko Niliūno poezijos tomeliai ir vienas buvo toks gražus tomelis, o kitas buvo negražus tomelis. Ir mes su draugu kažkaip toks ginčas įvyko ir kad o koks skirtumas, ar ta knyga yra graži, ar negraži yra. Ir tiesiog svarbiausia, kad tu ją gali atsiversti ir skaityti. Ir kadangi pas draugą buvo gražus variantas, o pas mane negražus, tai aš pasinaudoju. O jis ypač gynė tą nuomonę, kad visiškai tas pats. Tai aš sakau, kad tai mes pasimainykime. Ir jis iš karto sakė, ne, mainytis aš nenoriu, man reikia tos gražesnės. Jis to nenorėjo pripažinti tokia teorinė prasme, bet praktiškai knyga turi tokią akivaizdybę ir jeigu jinai yra graži, tas gražumas yra, jis turi tokią santykį, yra problema, pamenu, buvo laikotarpis ir maždaug truko 2-3 metus po 90-ųjų metų yra su Lietuvos atgautos nepriklausomybės pradžia yra kokius 3 metus knygos turėjo tokį, sakyčiau, pasibaisėtiną tokį pavydalą. Tuo metu man taip atrodė, bet praėjo maždaug 20 metų ir aš turiu iš to laikotarpio nedaug, gal kokias 5-6 knygas ir jos staiga įgijo savo epochos dvasią, žymenį. Ir tas žymuo, jis galų gale
įgyjo estetinę formą. Niekas dabar to daikto nebent dirbtinai bandytų atkurti ar panašiai, bet tai būtų imitacija. Bet tose knygose atsispaudė tas pereinamas laikotarpis tokiu absoliučiu pavydalu yra. Tai, kad jinai yra tokia, kad jinai tada atrodė negraži, o dabar net man per praėjus 30 metų staiga jos tas popierius toks beveik trupantis ar panašiai yra ir jos toks netgi, nežinau, aš nesakyčiau, kad jos buvo atgrasios, jos tiesiog atspindi ir tą ekonominį lūžį, kuris įvyko tokiu siauru metu. Ir po to praeina 3-4 metai ir jos pradeda išsivilkti iš tų savo pavydalų. Bet įdomus dalykas yra tai, kad kadangi tai buvo autentiškas persilaužimo momentas, juose, aš manau, kad jas jau yra, pavyzdžiui, ir perleidžia. Viena iš tų knygų yra Kunčino Tūla, man regis, 92 metų yra ir, pavyzdžiui, dabar išleido čia prieš kelis metus tokių gražių pavydalų yra, bet tas gražus jos pavydalas yra tiem žmonėms, kuriems skaito, gal jis yra neprasmingas, bet ta 92 metų Tūla, jinai turi ir savo tą turinį, bet jinai turi ir savo tą estetiką, kuri yra nepakartojama, kuri atrodo tarsi ištraukta yra. Tai čia yra kitas, turbūt yra daiktas, kurį mes galime grįžti prie to paties knygų algoritmo, kad knyga dar kartu ir išlaiko tą epochą. Ir tu nebeišleisi po 20 metų knygos tokiu pačiu pavydalu. Jinai visuomet atspindės savo epochą. Net jeigu jinai bus padaryta nevykusi ar panašiai, po kažkurio laiko tas jos nevykimas ar panašiai irgi estetizuosis, nes tai bus to laikmečio nepavykęs faktas ar to laikmečio riktas ar panašiai yra atspindys. Ir kartu, taip sakant, po 30 metų knyga tokiu stebuklingu būdu tave gražina į tai, kas praėjo. Aš manau, kad gražina netgi žmonės, kurie toje epochoje yra nebuvę. Jie tiesiog prisilietę tų knygų gali patekti ne tik į skaitomą tekstą, bet dar į pačią tą epochą, kurioje ta knyga atsirado. Nes aš, kaip sakiau, knyga visiems surenka viską, kas yra aplink. Gražiai yra toks, galbūt yra taip pasakyta, kas joje sudėta yra, ta prasme, jinai yra sudėtis. Aš sakiau, kad knyga yra sudėtingoji sistema ir žodis sudėtis yra, galbūt yra, tai joje sudėti yra ne tik mintis, ar ne tik tos svajos ar idealai, bet joje sudėta ir tai, kas ją supo aplink yra. O kokie žmonės tave supo? Va tu dabar taip gražiai kalbi ir aš prisimenu kai kuriuos iš tų žmonių, bet tavo dosnumas dalijant savo išmintį, savo knygą žmonėm, kurie troško to žinijos, kurie čia ateidavo, ieškodavo rečiausių knygų, žinynų, žodynų, kurių su žiburiu nebuvo galima rasti daugiau. Tai šitie žmonės, kas jie tokie buvo? Kokia tai buvo aplinka, daugiau papasakok. Nežinau, turbūt gal pirmiausia jų nebuvo kažkaip labai daug yra tų žmonių ir kaip ir sakiau, kai gyveni su knygomis ir tarp knygų tai tu iš tikrųjų mažiau gyveni su žmonėmis ir tarp žmonių yra. Tai yra gyventi su knygomis yra toks, jis turi tokio asocialumo, yra bruožų, bet visuomet atsiranda dalykų, atsiranda tų, kurių interesai kažkiek yra panašus ir
aš jeigu tiesiog kaip pavyzdį galiu pasakyti, kaip atrodo yra buvau svečiuose pas pažįstamą ir ten sutikau tuometinį dar studentą yra, po to jis vėliau taps toks, nežinau, žymus metafizikas ir hermetizmo filosofijos žinovas Algis Uždavinys yra. Ir mes išėjome iš gatvės ir kažkaip išėjo kalba, ką jisai skaito, ir jisai paminėjo keletą dalykų ir kažkaip sakau, tu čia, taip sakant, nieko gero neskaitai. Aš čia neminiu, ką jisai skaitai. Ir aš sakau, aš turiu tokių gerų dalykų. Ir jisai, taip sakant, jau gal ne tą pačią dieną, gal kitą dieną atsidūrė ir pamatė ten visą lentyną, kaip aš paminėjau, tų gerųjų knygų. Ir jisai per kokius 3 mėnesius išmoko anglų kalbą, kad galėtų tą skaityti. Tai jį pakeitė jo visą gyvenimą. Tai yra toks kaip pavyzdys. Ir čia net ne tai, kad mes galėjom niekaip ir nesusidurti, ir aš manau, kad jisai, kadangi jisai turėjo tokius gilius vidinius interesus ir potrošius, jis būtų kažkaip kitaip susidūręs. Bet čia manau, kad mes net susidūrėme dėl to, kad jisai turbūt kažkur jame slypėjo ta mintis, kad egzistuoja tokia lentyna, kuris taiga jam atvers kitą pasaulį. Ir čia toks praeinantis dalykas yra, jam tos knygos atvėrė kitas erdves ir atvėrė turbūt gal kitokių pavydalų, negu man atvėrė. Ir aišku, tų knygų jisai čia Vilniuje su jomis nebūtų susidūręs. Aš manau, kad tuo metu ta lentyna buvo pakankamai reta, aš net nežinau, ar jisai būtų dar kažkur užėjęs ir tą daiktą pamatęs. Taip, baig tavo mintį tada. Tai Uždavinys Algis tikrai buvo vienas iš tų kelių, kurie čia iš tikrųjų rado tą minties oazę, laisvės oazę ir tavo geranoriškumą ir tą pagalbą absoliučiai. Ir tu pyk, nepyk, bet aš tikrai prisiminsiu, kaip po vienos konferencijos Algis mostelėjo ranką ir pasakė, kad visi kiti palyginus su tavimi yra niekas. Cituoju, nes tai man labai įstrigo, nes aš asmeniškai taip pat tavo bibliotekoje atradau visą pasaulį ir lygiai taip pat išmokau anglų kalbą, kad galėčiau skaityti pagaliau, nes aš mokiausi muzikos akademijoje vokiečių kalbos ir rusų kalbą gerai mokėjau, bet anglų kalbą išmokau specialiai tam, kad galėčiau pradėti krimsti šitas knygas. Ir čia aš bandžiau tavęs išklausti, kokios tai knygos. Bet kiekvienas žmogus gali rasti, ką nori. Ir sinologiją, ir indologiją, ir apie budizmą, ir bet kokią tradicinę ten Tibeto, sakykime, filosofiją, mediciną. Ir labai kryptingai, ir labai viskas yra, tiesiog yra. Dainius Razauskas yra pavadinęs tave 20-ojo amžiaus antros pusės lietuvių švietėjų. Vieno iš tų pačių svarbiausių. Man įdomu tai, kad tu, nors tave daugelis kolegų ir bičiulių kalbino daryti akademinę karjerą ir esi dalyvavęs orientalistikos konferencijose, paskui jau nutolai. Bet tas akademinis pasaulis vis tiek per knygą išlieka kartu su tavimi. Po Sąjūdžio jau buvo galima siųstis iš viso pasaulio įvairiausias knygas. Koks dabar tavo interesų laukas yra? Dar norėčiau, kad tu nors porą žodžių pasakytum vis tiek apie tos kertinius veikalus, aišku, jų yra labai be galo daug, bet kurie esmiškai buvo tokie kaip kūlgrinda kažkokia, kuri ėjo per visą tą intelektualinį vyksmą. Kiekvienam žmogui be abejo čia buvo skirtingi, kaip ten skirtingos lentynos, sakykime, bet iš principo, jeigu galėtum nors keliais žodžiais apie tas galbūt tokio, epochinės knygas. Ir koks dabar tavo interesų laukas? Tos akademinės knygos. Čia turbūt yra kelių atskirų temų dalykas. Ir aišku, vienas toks įdomus
ir būtų daiktas gyvenimas su akademinė literatūra, bet nebuvimas akademiku yra, jis tam tikrą prasme galbūt nėra būdingas, yra daiktas, yra, nes žmonės, kurie nepriklauso akademiniai bendruomeniai, paprastai nėra akademinės literatūros naudotojai. Ir šioje vietoje mano polinkiai turbūt nėra būdingi ir galbūt reikalautų tam tikro kultūrologinio apmąstymo ir tokio buvimo yra dalykas. Bet aš iš tikrųjų manyčiau, kad pas mane daug yra ribinių dalykų, kurioje tam tikros suklostytos natūralios normos yra mane kausto ir galbūt net ne tiek kausto, bet prasme, kad aš jas jaučiu kaip tas ribas, iš kurių aš turiu išsiveržti. Ir iš tikrųjų taip man yra nutinka su bet kokiom nuostatom ir panašiai. Ir aš turbūt nesurašiau tokio daikto, kuris man nebūtų ta riba, kurią aš norėčiau išsprūsti. Taip ir tas akademinis kosmosas greičiausiai irgi yra ta riba, kurioje aš nebūčiau jautėsi savas. Ir nors didelė dalis to pasaulio, knyginio pasaulio, rašytinio, jinai iš tikrųjų yra akademinė. Ir sakyčiau, yra toks labai sunku pasakyti, ar kiekvienas paskiras atvejis turi kažkokią gilesnę kultūrologinę prasmę, bet kažkada man pačiam tas gal buvo aktualiau susivokti, bet kažkurioje vietoje aš staiga suvokiau, kad tas man nebėra aktualu. Čia irgi yra tokia mano gyvenimo dalis ir galbūt ją atskirai aš galėčiau tiesiog papasakoti, kaip tas lūžis įvyksta. Ir aišku, ir dėl kitų dalykų, ir kitas daiktas, kokios knygos ar panašiai yra, čia mes jau turime dar kitą temą, tai yra kanono tema. Kanono tema irgi yra savaip įdomi, bet joje irgi yra labai daug individualumo ir daiktų, kuriuos sunku yra pasverti labai griežtais rėmais, nes tas iš dalies lemia tie vidiniai potroškiai ir čia aš tą kalbu tokia išorinė tokia kalba, iš tikrųjų mes galima kitokia tokia kultūrinės antropologijos kalba nusakyti yra, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Algis uždavinys yra, kai susidūrė su ta lentina, tai jis ne tai, kad pamatė naujus nematytus autorius ir naujas nematytas knygas yra, bet patyrė tą platonišką prisiminimą. Tai yra, jis susidūrė, pamatęs tas knygas, jis susidūrė su tuo, kas jame jau buvo. Ir tos knygos tiesiog leido jam prisiminti tai, kas jis buvo pats savaime. Tai prasme, čia aš noriu išlikti tokioje, nežinau, buitinės antropologijos kalboje yra, bet mes iš tikrųjų susiduriam su metafizinėmis tikrovėmis. Aš sakiau, kad knyga gali savyje glausti tą paslaptį, tai knyga akivaizdu savyje gali glausti ir tas
tuos metafizinius slėpinius ir kurie, pavyzdžiui, kitam atsivertus tą knygą ir skaitant tą knygą nebūtų matyti, bet yra kažkas, kas atsiverčia ir pamato, išgirsta ir pajunta tai, ko jis iš tikrųjų siekia, kuo jis iš tikrųjų savo gilioje vidujybėje yra, bet kurio jis neturėjo aiškios formos suformuluoti. Tai čia yra iš tikrųjų labai retas atvejis, aš gal taip labai įdėmiai ir taip ryškiai ir aiškiai yra pamačiau tokį intelektualinį atsivertimą. Ir čia iš tikrųjų nėra kažkokia mano ta dalis, yra tiesiog man pačiam įdomesnis ir tas pats faktas yra, kad virtinė knygų gali įvykdyti tą metanoją, tokį intelektinį atsivertimą. Taip, labai nuostabiai pasakyta. Labai dėkoju Kazimierai už šią įdomią laidą. Mes apie knygą dar kalbėsime. Kitą laidą paskirsime apie intelekto ir dirbtinio intelekto įtaką, interneto įtaką knygų pasauliui. O žiūrovą mielą norėčiau patikinti, kad ko gero dirbtinio intelekto varžytuvės su Kazimiero smegenų turiniu, tose varžybose, kaip Garis Kasparovas žaisdavo šachmatais, ko gero dar ir neįveiktų Kazimiero turinio apimčių ir jo stebuklingų smegenų, kuriuose yra tiek daug fantastiškos, nuostabios informacijos. Ačiū už dėmesį, iki kitų laidų.